do it. Kaip senas snieglentininkas jau ketvirtąją sezoną čiuožiantis, manau, kad snowboardai tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje yra nuostabus dalykas. Tai yra puikus laiko praleidimo būdas. Tai yra sportas, bet jis nėra banalus, jis yra įdomus ir tuo pačiu žavingas. Kai pradėjau domėtis snieglenčių sportu, iš tikrųjų mano gyvenimas stipriai pasikeitė, nes seniau daug dirbau, daug galvojau apie buitinius rūpesčius. Dabar viskas labai paprasta, yra tikslas pasivažinėti, pamiegot, pavalgyti ir kažkiek užsidirbti pinigų tam, kad galėtum toliau važinėti ir džiaugtis gyvenimu. Snieglentės yra, sakysim, man yra kaifas, man yra malonumas, tai yra gyvenimo būdas, tai yra tiesiog laisvė mintims. Aš šiuo metu labiausiai intensyviausiai propaguoju snieglenčių sportą, taip pat vasaros metu įsiminėju riedlentėm, longboardais ir kitokių smagių sportų. Ar teisybė, kad esi Lietuvos kaitų ir snow kaitų čempionas? Taip gavosi jo, kad praeitas sezonas iš tiesų man buvo labai sėkmingas. Kokia padėtis snieglenčių Lietuvoje? Sunkus klausimas, nes iš tikrųjų, kadangi senai pradėjau važinėti ir mačiau visą tai, kai prasidėjo nuo pat pradžių, kai pradėjo važinėti Giedrius su snieglentė, užkūrė visą tą pirtį, kas yra šiandien. Ačiū iš tikrųjų labai jiems, kas įvyko, o šiai dienai, turim nedaug kur važinėti. Dažniausiai chebra pasidariusi patys namie kažkur prie savų sodybų ar ten kiemų. Pirmas atsirado parkas šiais metais, jau vadinkim didesnis, kada daugiau dėmesio buvo skirta Ignalinai, Latvijai pastatė parką. Gal šiek tiek trūksta tokių pradedantiesiam figūrų ir tie, kurie mėgsta ant trailų važinėti, tokių figūrų trūksta. Bet kas liečia kikerius, dėžes, tai puikus parkas. Tiek pradedantiesiam, tiek jau šiek tiek pažengusiam. Aišku, trūksta Vilniui, kur važinėti ir kitose miestuose. Kauniečių atsirado snieglentininkų, bet kol kas jie neturi kur važinėti. Kas snieglenčių padėtis Lietuvoje gerėja ir jinai tik tai gerės ir manau, kad neužilgo, sakysim, po kelių metų mes irgi turėsim raiderius, kurie važinės filmuose. Snieglenčių padėtį Lietuvoje, manau, kad vis geriau ir geriau. Kai prisimenu, kaip viskas atrodė prieš 5 metus, tai šiandien galima jau tikrai džiaugtis tuo, ką turim. Iš tikrųjų labai sunku vertinti biggeirą, todėl kad Lietuvoje nebuvo sudaryta sąlygų tam, kad galėtų sportininkai treniruotis. Pirmi didesni kikeriai tai yra Ignalinoje, tai kas ten spėjo pasitreniruoti iš lietuvių spėjo, bet tikiuosi, kad parodys tie žmonės, kurie daugiau laiko praleido užsienyje, važinėdami ten nežinau, Alpėse ar dar kažkur kitur, kur turėjo galimybę pasitreniruoti. Dėmesio tikrai bus, triukų tikrai bus, vertės irgi bus, nes vertinsim mes tą vertę, kaip sakant, balais ir manau, kad bairių tikrai bus kur paganyti akis. Jo, iš tikrųjų, tai yra man pačiam kaip važinėtojų, tai tramplinai visada kėlė didžiausią džiaugsmą, tai sakykime, šitoj rungtyje aš manau, kad man turėtų geriausiai pasisekti, bet aišku, kaip visada laimės geriausiai ir ar tai būsiu aš, tai pamatysime po varžybų. Nuo pat Ignalinai vertinu 10 balų iš 10, nes tai yra turbūt pirmasis Lietuvoje tokio aukšto lygio parkas, taip gerai padarytas, taip gerai sukonstruotas ir prižiūrėtas. Tai tau jis labai patinka? Aš jį labai mėgstu jame treniruotis, labai man patinka jame leisti laiką. O kaip Liepkalnis? Liepkalnis kaip kalnas yra tikrai neblogas, bet kadangi šiais metais nepavyko tenais įrengti niekam parko, tai dėl to aš tenais rečiau lankausi. Aš pasakysiu taip, labai gerai, kad kažkas atsirado žmonių, kas nusprendė, kad reikia, sakysim, galų galėjau, kad reikia, kad skyrė pinigų būtent tam dalykui, kad įrengti kažkokį tai parkelį, nes sakau, buvo taip, kad daug metų prižiūrėjo, sakysim, Giedrius, Tomas, sakysim, kažkiek tais aš prisidėdavau X klubas ir savo rankomis, savo, sakysim, kastuvais rydom kasti tiek Liepkalnio parkelį, tiek Ignaliną, bet dabar gerai, kad kažkas rado pinigų, davė pinigų ir padarė kažką tai tokio, kas padės mūsų sportininkams tobulėti. Let's do it.
dabar persikelkim į Ignaliną ir ten vykusias varžybas. Pagal kokius kriterijus vertinote dalyvius? Vertinam pirmiausia pagal amplitudę, tai yra šuolio amplitudę, kaip aukštai žmogus išsimeta, ar jis tiesiog metas iš kikerio ir dar atsispiria. Tada žiūrėjom į žmogus stilių, kaip jisai stilingai daro, ar ten, sakysim, susikūprinės, ar ten kažkaip atsipalaidavęs. Ir žiūrėjom dar į paskutinį, tai yra sudėtingumas, tas pats bairis, tai yra technika, tai yra koksai, ar jisai sukdamas suko laipsnius, ar jis darė grebą, ar jisai kaip leidosi lieti vieną ranką, dviem rankom, šikna, nosim ar dar kažko. Nu tai va tokie 3 pagrindiniai dalykai. Kaip pačios varžybos? Nu gerai varžybos, pamatėm, kaip sakant, kad chebra vis dėlto nebijo tokių didelių kikerių Lietuvoje, nors jų mes ir neturėjome. Pamatėm neblogų bairių, tikrai tiksliau ne tai, kad neblogų, bet kietų bairių. Per, sakysim, kvalifikaciją chebra šiek tiek darė tokius paprastesnius bairiukus, bet kaip buvo finalas, tai pamatėm, kad moka vis dėlto nuo tokių kikerių sukti ir backflipus, ir frontflipus, ir laipsnius, taip kad super gerai. Trečią vietą užėmė Vytis Rožukas. Antroji vieta atiteko Jonui Kriščiūnui. Pirmos vietos nugalėtojas Tadas Malinauskas. Sveikas, Tadas Malinauskai. Sveiki. Ar tikėjais laimėti pirmą vietą? Ne, tiesiog norėjau linksmai praleisti laiką čia su jumis. Ar varžovai buvo galingi? Jo, galvojau, tikrai nelaimėsiu pirmos vietos, nes buvo daug stipresnių už mane, gal tiesiog neparodė, ką gali jie visko. Let's do it.